Virginija visada yra man, kaip Dzūkijos tautodailininkų pirmininkiai, pavyzdys, kuriuo rekomenduoju sekti kitiems. Tai yra pavyzdys, kaip atrodo tradicinį, pakankamai nuobodų amatą, kaip pynimas, suaktualizuoti, pateikti šiuolaikiškai, bet tam panaudojant muziejų eksponatus, juos apžiūrint, atgaivinant, pateikiant patraukliai su itin įdomiomis istorijomis. Jeigu pažiūrėtumėte šiemet Dzūkijos regiono aukso vainiko parodoje, kokie yra išeksponuoti Virginijos gaminiai, beje, būsimi gaminiai pateikiami sertifikuoti tautiniam paveldui, tai yra riešutinė, tai yra įvairios pintinės ir kitokie darbai, pro kuriuos tiesiog negali praeiti lankytojai. Esu Virginija Sebestinienė iš Alytaus, esu tradicinių matų meistrė. Pynimas mano gyvenime tai iš tikrųjų atsirado labai senai, iš vaikystės. Būdama 7 klasėje buvau labai žingeidi ir labai pynimas patiko, tai tiesiog lindau visiems į akis, susiradau žmogų, kuris moka pinti ir mane pamokė šio amato. Gavau pagyrimų ir pradėjau lankyti moksleivių kūrybos centre veikiantį būrelį pynimo. Viskas man ten sekėsi labai gerai, gavau pradmenis, betgi buvau dar maža. Tai mokykloje vaikai per technologijos pamokas mergaitės siūdavo, valgyti virdavo, aš pyniau. Pyniau ir apipyniau visą mokyklą, visos mokyklos vazonus ir paskui jau tiesiog man pasidarė nuobodu per tą patį pint, norėjau išmokti kažko tai naujo. Tai sužinojau, kad Alytuje atsidarė amatų mokykla, kuri mokino pynimo amato. Ir tiesiog taip stipriai norėjau pinti išmokti, tai įkalbinau mamą, kad su mama nuėjom į tą mokyklą pas direktorę Šišienę Laimutę ir tiesiog išprašėm, kad mane priimtų, nes toj mokykloje priiminėjo tik po 12 klasių, o aš buvau tik 9 klases pabaigus. Bet su sąlyga priėmė, kad pabaigsiu vidurinę mokyklą. Tai mokiausi ir viduriniai, ir mokiausi kartu amatų mokykloje. Buvo sunku, tikrai sunku buvo, bet geri norai nugalėjo sunkumus. Susipažinau su direktorė Sigita Švedė ir pati pasisiūliau, paklausiau, ar turit tokių amatininkų, sakė, neturim, sakė, labai reikia, mama, ateikit, ir priėmė. Ir taip ir draugaujam su Dargužių amatų centru. Per šiuos metus yra nuveikta tikrai labai daug, net pati nusistebėjau, kad tiek daug padariau per šitus metus. Ir per praeitus metus, ir jau kiti metai yra suplanuoti stipriai į priekį. Parodų galbūt padaryta kokios 6 yra, net tikslaus skaičiaus ir nežinau. Edukacijų irgi tikrai daug, kviečia ir į mokyklas, kviečia ir į festivalius, kviečia ir šiaip į renginius, ir šiaip savarankiškai darau, draugauju su neįgaliaisiais, tai į metus 2 kartus pravedu neįgaliesiems edukacijas, kurie tikrai laukia ir net kai kurie jau tikrai moka neblogai pinti ir iš to jau netgi ir išgyvena. Šitas amatas yra tradicinis ir Dzūkijos regione, nes iš tikrųjų daug randu muziejų saugyklose, istorinių vertybių, kur tikrai parašyta, kad vieta tai Dzūkija, ten Alytus, Varėna. Amatas man yra gyvenimo dalis, tiesiog, ko gero be jo ir negalėčiau gyventi, nes pradėjau juo, ir toliau ir keliauju.